Sveiki bičiuliai, atidarom avižadrebio sezoną, na ir pėdinu iš ilgai kanaliuko ir ieškau didelių egzempliorių. Nebandysiu šiandien jokių kojyčių, ten raudelių ir panašiai, ieškau tik didelių žuvų. Ar tai bus karšis, ar tai bus lynas, karpis, viską imsim. Tai va, bus įdomu, stebėkit. Dabar klausimas, ar aš tų vėžiukų tepalinių turiu čia kažkur. O, vienas yra. Šitas reikalas. Didesnis žymiai masalas. Su daug antenų. Spalva, manau, labai svarbu bus. Tai vat. Ilgis panašus, bet tūris gal 3 kartus didesnis ar panašiai negu šitos mažytės stantos. Štai toks va vėžiukas. Kaip sakau, žymiai didesnis masalas, ilgesnis net antenas, kai ištempi. Tai vat, kadangi ankstyvas labai pavasaris, tai aš galvoju, kad šitas yra ne kartą buvo, kad jau, sakysim, kai matai tos karšius, kaip elgesi, neina su niekuo kitku arba kitu masalu išprašyti taip lengvai juos. Bet vat užsidedi didesnį masalą, tokį kitokios formos, per agresyvų jau realiai, tai ir tada vat pasirodo. Dabar, matau ten keletą, ką pabandom, gera kryptim plaukia, nebent pasikeis. Pažiūrėsim, kaip iš tai jie reaguos. Kol kas nieko nedarė. Problema su šituo masalu, kad jį labai ir ešeriukai mėgsta. Raudės netgi. Gerai, čia nieks neatsitiko. Gerai, ten matau karšį. Stovi gerai, dabar kaip čia. Pabandom iš toliau jį priviliuot, kad pamatytų, bet ne. Šitas didesnis masalas, jisai skęsta šiek tiek lėčiau, žinoma, na ir neblogai matau, gan jį sakyčiau. Sąlyginai gerai, skęstam. Vienas pamatė, bet ne, jokios reakcijos, nulis. Kitas buvo šalia, nereagavo. Vienas pamatė, vėl nereagavo. Žiūrėk, nereaguoja. Ką, teks grįžti prie balto. Da, pabandom keletą matimų pasižiūrėti. O, čia vienas neblogai. Žiūrim. Ne, šitą jie, žiūrėk, visai nereaguoja. Nu, įdomiai. Šiaip žuvis lėtai labai plaukė. Vai lėtai plaukė. Šis vienas pamatė. Vejasi. Opa! Jis taip lėtai plaukė, ta prasme prie dugno nušakęs. Gražus labai karšis. Na, kaip matot, su patobulintu stabdžiu, kastrelis vynioja karšius į samtį be jokių problemų. Ja, labai gražus karšiecas. Koksai sveikas, žiūrėk, koksai jisai. Na, jisai tik tai problemos su šitais karšiais kanaliniais, kad jie smirda, nepatikėsit, kaip jie smirda. Taigi aš pasitengsiu jo neliesdamas, matau kabliukas va čia yra viršutiniai lūpoj. Štai taip. Nesitaškyk, nenoriu tų gleivių niekur. Jau jaučiu, palėtė jisai mane, rupūžius.
Smirdukas. Sveika labai žuvis, gerai keliauk. O kas liečia pateikimą, ar ne, tai vat dideliai žuviai, karšiui tenais, lynui, karpiui, taip toliau, tokiom, sakysim, karpinėm lėtom žuvim, pateikimas turi būti paprastas, pagal gylį žinoma, bet masalas turi eiti vienoj linijoje. Tai vat ką aš mėgstu daryti, užmest, čia yra 1,5 metro gal gylis, tai va užmetu ir tada aš vynioju surite stabiliai. Šeriukas berlės turi būti sumaišę mano pasakojimą apie pateikimą. Bet žodžiu, vienoj linijoje turi eiti masalas, jokių ten šuolių negali būti. Čia 100% aš esu tą pastebėjęs, vienas kitas karšis gali užkipti. Čia turiu omeny didelę žuvis, sakysim, kilogramas plus ten ir panašiai, kurios plaukia lėtai ir kuriuom reikia va tokio pateikimo. Esu kalbėjęs apie pateikimą skirtingom rūšim, pasiieškokit mano kitų video apie avižadrebį. Kaip matot, labai elementarus, kiti ten mėgsta pirštu judint, puikiai tinka ir toks dalykas. Stuksi pirštuku į blanką ir vat vynioji, kaip matot. Tikiuosi matot, vat stukseni, tak, ir bet aš mėgstu tiesiog vat virpint, man išeina geriau išvirpint negu stuksent pirštuku, bet efektas labai panašus. Gerai, užteks apie pateikimą. Aš nežinau, ar jūs matot ekrane ar ne, bet čia jų yra tiesiog tikrai tūkstančiai. Žiūrėkit, raudžių būrys, raudelių, nedid, ar, ne, kojos. Ne, yra visko čia iš tikrųjų, visko čia yra. Gerai, tokį metimą tolimesnį. Ne, ryškiai per didelis masalas. Netinkamas masalas. Blogos spalvos. Žiūrėk, vis tiek. Dar sakiau, nebandysiu, bet tiesiog parodžiau jums, kad va tokio pravedimo būtent nori smulki žuvis. Va čia yra tokio agresyvaus pravedimo auka. Gerai, judam tolyn. O kas liečia įrankius, tai esu jau apie tai kalbėjęs daug kartų, tai nesiplėsiu. Kuing Super Ultralight kotelis iki 3 gramų užmetimas. Brangokas dabar, nepirkot, kai buvo pigus, dabar realiai galit pirkti MiFine Illusion Slasher'ą kotelės, tai vat, pasižiūrėkite, tą paliksiu nuorodą irgi 30 eurukų kažkas kainuoja, tai vat jums bus pats tas, nebus toks geras, nebus toks lengvas, nebus toks, tiesiog nebus šitas kotas, bet už tokią kainą, ten 30 eurukų, tai padorus kotas, būčiau viską lygiai tą patį sugavęs ir su juo, naudodamas būtent tą MiFine kotelę. Tai va, o ritelė, tai tikrai žiūrėkit į kestrelį, kastingo, pasitobulinkit stabdį ir tiek žinių. Valas labai svarbus Super Ultralight'ui, čia jau neapgausi nieko, čia jau reikia pirkti japonišką, ten PE arba GOI ten 0,2, kad būtų diametras ir tada galima žvejot. Na, o ten, sakysim, svoriai 0,2 gramuko, avižėlės 0,3, galit pirkti, galit darytis, visa info yra pas mane YouTube, yra pas kitus žmonės. Negaliu garantuoti dėl kitų žmonių, kaip jie ten ką daro, bet žinau, ką pats darau, žinau, kas man veikia, tai va, ten gali tikrai pasižiūrėti. Konkrečiai tai valas yra Goseno Fata, Resonator Fata, jisai vadinasi, ploniausias ten PE0.1 berods, jisai yra 0.5 net, žiūrėjau, labai plonas. Turiu omeny 50 PE, o diametras tai ten 0,02 mm, man atrodo, žodžiu, plonytis valiukas. Gerai, čia nėra žuvies, judam tolyn. Ai, o pavadėlis, tai vat, aš mėgstu naudoti 90-osios, 10-šimtųjų ir panašiai. Plonytis fluorokarboninis, 60 cm tokio ilgio parakės. Gerai, kur tos žuvis? Pabandom grįžti prie vėžiuko.
Gerai, dar vieną metimą ant šitos baltos, nes man patinka, kad aš šitą spalvą galiu matyti ant dugno. Tam lynui tenais. Lynas turėtų gal matyti tą spalvą. Geras, pavyko gerai užmest, na, siork. Matau masalą ir lyno burna visai yra va šalia, na. Tiek nesirbė vis tiek, rupūžius. Daryk, ką nori, jisai nesirbė ir tiek. Velnias. Varė kažkur ten, kažkokiu pagaliuku. Gerai, vienas pasisuko, na. Gal tu pagaliau pasimaitink, ką? Pajudėjau per greitai, negu tikėjausi. Čia, kas čia yra? Čia dar atvarė linų. Pakirtau lyną. Turiu lyną. Na čia bus dabar, bičiuliai. Mačiau, kaip paėmė masalą. Na čia bus. Kokia 1,5 kilo lynas. Oh my god. Morning. Labai senai buvau drebėjęs, bičiuliai, bet dabar aš drebu. Žiūrėkit, kol kas aš laimiu. Šitas lynas, aš pabandysiu su ilgesniu graibštu greitai, kol jisai va taip paplaukia. Yes, lynas ant ultralaito, super ultralaito. Kaip jums tai, bičiuliai? Nepatikėsit, turiu lyną ant, tuoj parodysiu ko. Koks gražus, eik tu sau, eik tu sau. Velnias, suvalgė masalą. Na, burnoje turbūt bus ten ta tantytė. Eik tu sau, na, kur tu čia lynę apsivinioji? Patelė berods. Vos nepaspruko su visų masalu. Gerai, čia yra. Žiūrėkit, koks gražus lynas, turbūt viena iš gražiausių žuvų, man ne veltui Lietuvos nacionalinė žuvis, ar ne? Tai vat, žiūrėkit, kaip gražiai jisai atrodo. Rami žuvis atrodo, kaip pakirti pragaras. Atsidaro pragaro vartai, Pandoros skrynia atidaryta, kaip, nežinau ar matėt, bet sudrumstė čia tas lynas visą kanalą. Visur dar, matau dar. Bet man pasisekė, šitas lynas buvo įsipainios į pagalius porą kartų, bet man pasisekė tiesiog laikant tinkamą spaudimą jį ištraukti. Wow. Manau, dėl tokios žuvies jau reikia gal ir fotoaparatą išsitraukti čia, jo. Nusifotkinkim, bičiuliai. Rankos gleivėtos. Nesiskūsiu vis tiek tuo. Bet masalą jisai man suėdė. Velnas. Super. Rubuilės. Ale nukeliaujam atgal. Kuo tolyn einu, žadėjau sakyti, kad nieko nebematau ir kažkas ten yra lynas. Gražus labai lynas. Norėjau sakyti, kad jau reikia baigti šitą reikalą ir vyniot namo. Šitas lynas yra pakilęs nuo dugno ir plaukia greičiau negu kiti. Tai vat, pabandom, ar jisai reaguos į judantį masalą ar ne. Ne, jam dzen. Bet žodžiu, pabandysiu šitą lyną ir tada jau viskas laikas namo. Pabandžiau, prisigaudžiau didelių žuvų su super ultralight įrankiais. Kuo daugiau norėt. Ir va, turiu dar, kaip sakant, prieš akis dar vieną taikinį, kurį galbūt
pavyks apmulkinti. Tolynų tai, kuris ten dingo? Ai, va, jisai ten. Ne, šitas lynas panašu, kad jisai dabar sustojo, judėjo, bet sustojo. Tai vat, ne pats geriausias variantas. Gerai, dar keli metimukai. Matau, jis dabar sukasi į kitą krantą. Nebent jisai apsisuks visai, bet dabar, žodžiu, tokiai žuvis, didelė žuvis parodo užpakalį, tai vat užpakalis ir gaunasi. Niekada jos nesugausi su spiningėliu. Tiesiog. Sakau, dideliai žuviai masalą turi pateikti taip gerai, kad jai beliktų išsižiot. Jinai nepasisuks, jinai nekeis gylio dėl masalo bendru atveju. Nežinau, kur ten tas lynas, ką jis ten daro, kur jis ten dingęs. Būtų šiltesnis vanduo ir jinai judėtų, vat, tada čia būtų galima jų net pažvejoti, rimtai prilupti, žinai, 5 kokius per žvejybą. Bet dabar tai čia, šitas, vat, kai aš jį pamačiau, jisai pajudėjo gal kokį čia metrą. Bet kažką jis, o dabar pasisuko, bet dingo saulė. Ką jis ten daro? Gerai, dabar tinkama kryptis, bent jau man užpakalio neberodo. Na, lynelė. Ai, paliečiau žuvį su balu, mano paties žiopla klaida. Na, dar gal pabandysiu, aš išbandžiau, gal jisai judėdamas dabar, gal taip man jį pavyks apmulkinti, bet turbūt nelabai. Dabar juda jisai čia gan greitai, kaip lynui šiandien, tikrai greitai. Čia gražus lynas, tikrai čia kokie 2,5 kilo, gal net tikrai gražus. Žiūrėk, kaip jisai greitai juda. Neina net man jo sugaut, kuris čia dabar. Gerai. Čia toksai paskendęs medis, jeigu aš čia jį pakirščiau, tai čia man būtų šakės turbūt. Jisai ten ir sustojo prie pat, grinai virš šakų. Ir daryk, ką norėtų su juo. Ne, dabar pajudėjo, gerai. Lėtėja žuvis. Neapsisuko ir jo, suprato, kad čia kažkas yra negera. Turbūt. Dabar jisai čia arti. Na, dar pabandysiu, bet jau čia geras gylis, šiaip kokie 2,5 metro, gal net čia giliau negu kitur šitam kanaliuke. Na, ką tu lynė? Labas. Ne, jam nepatinka, grinai dabar pamatė ir nepatinka. Šito jau nesugausiu. Tai bet gerai. Jo draugelį sugavau, tai man tiek ir užteks. Gerai, bičiuliai, kaip matėt, elementarūs įrankiai, elementari taktika. Žuvis nejudėjo, nuleidau ant dugno pamatęs ir kopt lynas, o karšiai judėjo. Pateikiau vienodam gylį ir kopt vienas. Gerai, viskas. Judam namo, dėkui, kad žiūrėjot ir norit pradėti žvejoti ultralaitų, pasižiūrėkit nuorodas apačioje, įsigykit, išbandykit. Iki.